Sveiki, esu kineziterapeutė Aistė ir šiandien norėčiau pristatyti keletą pratimų pacientams, kuriems diagnozuota klubo sąnario artrozė, kitaip žinoma koksartrozė. Jeigu jūs jaučiate klubo sąnario skausmus, šie pratimai gali jums padėti. Pirmasis pratimas – atsigulkite ant nugaros, ant kilimėlio, kojas tiesios ir nugara fiksuota prie kilimėlio. Ir lenkite vieną koją, kitą laikydami tiesią, sulenkiame ir pritraukiame kelį prie krūtinės. Iki vidutinio tempimo palaikome šitą padėtį 10 sekundžių, kulną pristatome ir koją ištiesiame. Antras pratimas. Sulenkiame abi kojas, kojos pečių plotyje, pakeliame dubenį ir apatinę nugaros dalį, palaikome dubenį pakeltą 5 sekundės, ramiai kvėpuojame, dubenį nuleidžiame ir kartojame. Dubenį pakeliame, iškvėpdami ir dubenį nuleidžiame. Ir vėl kartojame. Dubenį pakeliame, palaikome 5 sekundės, sėdmenį sutraukiame ir dubenį nuleidžiame. Trečiasis pratimas. Kojos sulenktos, nugara tvirtai prispausta prie kilimėlio. Iškvėpimo metu nuleidžiame vienos kojos kelią link kilimėlio. Kita koja lieka stabili. Nuleidžiame, palaikome poziciją 5 sekundės ir koją grąžiname į pradinę padėtį. Vėl kelį nuleidžiame, ramiai iškvėpdami, padėtį palaikome, užfiksuojame ir kelį grąžiname. Visus šiuos 3 pratimus ant kilimėlio atlikite po 15 pakartojimų vidutiniu tempu kasdien. Dabar atliksime keletą pratimų prie kėdės. Laikomės su rankomis dėl pusiausvyros, stovime tiesiai, įkvepiame ir iškvepiant tiesiame vieną koją atgal. Įtraukiant sėdmens raumenis, palaikome 5 sekundės ir koją pristatome. Įkvepiame, iškvepiant, tiesiam koją atgal, užlaikom ir pristatome. Atliekame pratimą po 15 pakartojimų tiek vienai, tiek kitai kojai. Kitas pratimas – kojos atitraukimas į šalį. Stovime tiesiai, prisilaikom rankomis, įkvepiame ir iškvepiant atitraukiam koją į šoną, palaikom 5 sekundės ir koją pristatome. Atitraukiame koją, užfiksuojame padėtį, palaikome ir pristatome koją prie savęs. Atliekame šitą pratimą kasdien po 15 pakartojimų tiek su viena, tiek su kita koja. Kitas pratimas – pritūpimai prie kėdės. Laikomės dėl pusiausvyros. Atsistojame kojas pečių plotyje ir šiek tiek toliau nuo kėdės. Įkvepiame ir iškvepiant tupiame. Ir stebime savo kelius, kad keliai neišeitų už kojų pirštų. Įkvepiame, iškvepiant tupiame. Palaikome sekundę ir išsitiesiame. Iškvepiant tupiame, užfiksuojame padėtį ir išsitiesiame. Atliekame pratimą po 15 pakartojimų iki 3 serijų.